Nu ką, pradedam. Pradedam. Sveiki visi. Šiandien prie knygų kalbiname daktarę Viktoriją Mažeikienę. Viktorija, Sveiki. papasakok, ką tu tyrinėjai. Tyrinėju daugą ir tai yra susijęs su mano tuo išsilavinimu ir ta daugybę metų praleistų mokslo pasaulyje. Ir aš širdyje visada buvau ir esu lingvistė. Ir tai buvo mano bakalauro studijos ir magistro studijos susijusios su lingvistika. Magistro daugiau nuėjau į sociolingvistikos lauką. O paskui disertaciją rašiau iš edukologijos srities, bet jinai buvo apie medijų raštingumą, kuris, raštingumas tai humanitarinių mokslų sritis, bet medijos tai yra apie informacijos ir komunikacijos ekosistemą. Ir dabar mano tyrimai, jie remiasi lingvistika, tai yra, mano duomenys yra lingvistiniai duomenys, su kuriais dirbu. Bet aš tyriu informacijos ir komunikacijos procesus. Ir tyriu juos, pati lingvistika labai plati ir tas mokslas jis patyrė labai tokių didelių transformacijų jau 20-ojo amžiaus antroj pusėj ir ypatingai 21 amžiaus pradžioj. Kartu su atsiradusiom naujom technologijom, socialiniais tinklais, dabar dirbtinis intelektas, tie didieji kalbos modeliai, kurie be lingvistų jie būtų neatsiradę. Ir jeigu prieš tai buvo daug tokių kalbų, kad ar tik technologijos neatims duonos iš kai kurių profesijų, ir taip pat ir lingvistų, tai dabar kaip tik yra tokių daug mokslininkų, kurie sako, kad lingvistų profesijai išnykimas negresia būtent dėl to, kaip vystosi didieji kalbos modeliai. Tai tas mano tyrimų laukas dabar grįžtant prie, kaip ir sakiau, širdyje centre visą laiką lingvistika, aš tyrinėju tą kalbos posistemę, kuri yra susijusi su emocijų raiška ir vertinimu. Vertinimu žmonių, poelgių, reiškinių, objektų, kaip mes naudodamiesi tuo įrankiu, kurie turime kalbą, kuris yra be galo sudėtingas ir sumanus, be galo turtingas, kaip mes naudodamiesi kalba komunikuojame ir savo nuostatas, savo požiūrius, savo vertinimus apie pasaulį, apie tai, ką mes kalbamės. Tai štai būtų, jeigu taip labai specifiškai sakyti, mano tyrimai yra apie lingvistinio vertinimo ir emocijų raišką šiuolaikinėme informacinėme komunikacinėme lauke. Daug tyrimų esu dariusi grupėse, nes dabar dirbam tokiose tarpdisciplininėse grupėse su dezinformacijos ir propagandos tyrėjais. Ir ypač tuo po-kovidiniu laikotarpiu mane labai domino ir tai, ką žmonės sako, kuo jie tiki, kas paveikia jų veiksmus ir sprendimus susijusius su sveikata. Ir čia irgi įsipynė ir dezinformacija, ir tuo metu susidomėjau dar ir sąmokslo teorijomis, kodėl jos yra tokios paveikios, kai jeigu žiūrėti tik į tą turinio lygmenį, tai gali atrodyti visiška kažkokia nesąmonė, kad kaip iš viso to galima tikėti, bet jos yra, jos pradžiai jos būna suręstos gan sumaniai ir paskui jos įgyja tokį savo savarankišką gyvenimą, o žmogaus protas padaro likusį darbą. Nes kai mes kalbam apie emocijas, dabar grįžtu vėl prie jų. Žinoma, jeigu žiūrėti labai taip konkrečiai, tai yra psichologijos mokslo laukas. Kas yra emocija, jų kategorijos, ar yra ten kažkokios pirminės emocijos, ar jos yra universalios, ar emocijų raiška, pavyzdžiui, veido įvairios išraiškos, ar bent kai kurios yra universalios, ar kultūriškai determinuotos, kaip apibrėžti emociją, kas tai yra. Visa tai yra psichologijos mokslo laukas, kuriuo mes labai daug remiamės, mes dirbam kartu su psichologais. Bet lingvistikoje emocija pirmiausia yra vertinimo, kalbinio reiškinių, žmonių, objektų vertinimo dalis.
ir kalba yra tiek turtinga, tiek įdomi, kad mes kartais net, kaip tai yra mums labai natūralus dalykas kalbėti, mums žmonėms. Ir mes kartais tiesiog darome įspūdingus dalykus. Aš jau nekalbu apie tuos atvejus, kai yra žmonių ekspertų, kurie geba labai sumaniai manipuliuoti informaciją, jos pateikimu ir galiausiai mūsų protais. Ir tai paskui lemia mūsų veiksmus, mūsų sprendimus tokiuose svarbiuose gyvenimo įvykiuose, pavyzdžiui, rinkimai, kurie žmogui nesidominčiam politiką gali atrodyti, ateis ir praeis, bet tai lemia labai didelę mūsų gyvenimo dalį. Tai dėl to mane labai domina ne grinai tie tokie lingvistiniai duomenys, kokia lingvistika buvo 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžia, tai kas pas mus yra įvardinama tokia struktūrinė formaliaja lingvistika. Ir jinai tuo metu buvo labai galinga. Dėl tokių lingvistų kaip Naomas Chomskis, kuris paskui pasuko į politikos mokslų sritį, bet jo vystyta lingvistikos mokykla buvo labai stipri, pirmiausia todėl, kad ta teorija buvo tvirtai suręsta. Jinai buvo, atrodė labai logiška ir Chomskis jis turėjo labai didelę paramą iš savo institucijų, kuriuose jis dirbo. Tai buvo galingi Amerikos mokslo institucijos. Ir jo tuo metu praktiškai neišeiti iš to jo lauko, jo teorinio lauko, jo poveikio buvo lingvistams neįmanoma. Tačiau tos galimybės atsirado 20 amžiaus antroji pusėje, kai buvo nukreiptas žvilgsnis į psichologijos mokslą, sociologiją, filosofiją ir daugybę kitų sričių susijusių su kalba, nes tai tiesiog natūralu, kitaip negali būti. Ir tada štai ir atsirado tokios lingvistikos sritys, ir aš irgi joje dirbu, kas yra pragmatika. Ir pragmatika, jinai žvelgia į kalbą ne į kaip kalbą uždarytą gramatikos vadovėlį arba žodyne, bet į tą kalbą, kuri yra gyvas organizmas, kaip ją vartoja žmonės. Ir tikriausiai dažnai teko ir pagalvoti, kaip yra su mūsų lietuvių kalba, nes mes ją linkę labai saugoti. Turime institucijų tokių labai griežtų, kurios sako, kaip reikia mums kalbėti, taisyklingai. Bet yra ir kita mokykla, ir tarp Lietuvos kalbininkų, lituanistų, kurie, gana aršios diskusijos vyksta, ar reikia kalbą užrakinti į institucijų rėmus, įstatymų rėmus ir žodynų ir gramatikų rėmus. Ir jie pateikia labai tokių įtikinamų argumentų, kad kalba, jinai gali būti užrakinta, tai yra mūsų lobis, pavyzdžiui, didysis lietuvių kalbos žodynas, tai yra turtas, ten galime rasti be galo įdomių dalykų, kurių mes nebevartojam, bet juos būtina saugoti. Tačiau kalba gyvena savo gyvenimą ir dažnai taip atsitinka, kad jinai, tos taisyklės jos yra laužomos, bet jos yra laužomos labai tikslingai. Dėl to, kad mes vartotojai esam pragmatiški, kaip aš minėjau, tą lingvistikos lauką pragmatiką. Jeigu man nepatogu ištarti kažkokį naujadarą arba kalbininkų siūlomą žodį, kalbos vartotojai jo nenaudos. Nes tai yra nepatogu. Tai nepatogu galbūt anatomiškai, arba tas žodis yra per ilgas, mes nenorim kalbėti per daug, norisi paprasčiau ir greičiau. Arba jis gali būti kažkoks nelogiškas dėl to, kad keičiasi mūsų pasaulėžiūra. Mes keliaujam, matom pasaulį ir tada, kalbant apie tą pragmatiką, dažnai pagalvoji, gal toks pavyzdys būtų labai gražus lietuviškas žodis gražgarstė, bet paprašiau sakyti rukola ir keliaujant po pasaulį, matysi ingredientą rukolą ir visi žino, kas ta rukola yra. Tikrai tiesa. O gražgarstę ištarti labai sunku. Aš apie tai turiu kas kart, kai man liepia jas parnešti iš parduotuvės, kas kart turiu apie tai pavaitojimą kelių sekundžių, kad niekada nevadinsiu taip, kaip liepia vadinti, visą laiką vadinsiu rukola, nes o kam
taip ir yra. Ir tai yra kalbos pragmatika. Nes kalba yra gyva ir kalbos vartotojas pasakys, o kam to reikia? Man asociacijos yra su tuo, kad gerai, mes saugom lietuvių kalbą ir ją reikia saugoti, dėl to, kad mūsų nedaug ir mūsų kalba yra įdomi. Bet tai, kad jinai yra įdomi, dar nereiškia, kad jinai yra efektyviausia pasaulyje. Tarkim, anglų kalba turėjo nepalyginamai daugiau laiko tiek rašytinė, tiek sakytinė kalba tobulėti, keistis ir tapti elegantiška, paprasta, tikslia, mažiau skiemenų žodžiuose. Ir jeigu, tarkim, eisime į senąją anglų kalbą, tai tenai mes rasime daugiau skiemenų, rasime netgi sakinius ištisus, kurie galiausiai tapo vienu žodžiu. O lietuvių kalboje mes turime tą kalbos raidą, kuri turėjo labai daug pasipriešinimo. Pirma, rašytinės kalbos raida pas mus yra labai trumpa lyginant su kitom Europos valstybėm vakaruose. Sakytinė kalba ilgą laiką buvo laikoma, kad čia tiesiog ūkininkai jie šneka, ar ne? Tai mes neturėjom kaip tauta vystyti tos kalbos iki tobulos elegancijos. Ir todėl pas mus tie žodžiai yra tokie ilgi ir sudėtingi ir nerangus. Ir kitoje pačioje tradicijoje žmonės, kurie kalbą bando tausoti ir puoselėti, paskui siūlo tokius variantus kaip maigyklė vietoj klaviatūros. Ar senais gerais laikais, kai ant monitorių buvo tie stiklo, žodžiu, skydai, kurie turėjo nuo spinduliuotės apsaugoti, tai jie buvo vaizduoklio spindulių skleistinės laužiklis ar kažkas tokio. Niekada nevadinau nei tada, nei dabar. Gerai, kad dabar mūsų monitoriai nebelempiniai. Taip. Ir taip yra, taip, bet čia aš tą paminėdama nukrypau į tos tokius lituanistinius dalykus, bet tiesiog norėdama pabrėžti tą kalbos galią ir mūsų kaip kalbos vartotojų galią, ką mes darome su kalba. Galvodama apie savo tuos tyrimus, ką Jurgenas Habermasas pavadino tokia distorted communication, kaip iškreipta komunikacija, kas ir yra propaganda, dezinformacija. Aš visą laiką galvoju, man visą laiką būdavo įdomu, tai kas ten vyksta, ką manipuliatyvi kalba, kodėl jinai gali būti tokia paveiki, kodėl mes apsigauname. Nors mes esame sumanūs vartotojai, kaip vartotojai mes neturim išmanyti visų tokių lingvistinių dalykų, gramatinių terminų ar žodyno specifikos, bet mes viską darome intuityviai, bet kodėl mes pasiduodame manipuliatyviam poveikiui. Ir su savo komunikacijos studentais, aš dėstau filologams ir komunikacijos instituto studentams, aš pirmą paskaitą mes visą laiką kalbam apie manipuliaciją kaip reiškinį. Ir aš visą laiką kalbu apie tai, kad pagalvokim apie melą, kad melas tai yra labai dažnas reiškinys mūsų gyvenime. Politikai gali meluoti, aš nežinau, artimoje aplinkoje, arba, pavyzdžiui, vaikai, kai auga, jeigu jie nori gauti kokį saldainį ar ką, jie gali pradėti meluoti. Ir tai melas, štai čia ir atsiranda, tas, ką aš tyriu kaip ta vertinamoji kalba, emocijų kalba ir emocijos, beje, mūsų, mano kolegų, mano tyrėjų, su kuriais bendrai darome tyrimus rate, visą laiką glaudžiai siejamos ir su vertybėm. Emocija ir vertybė yra glaudžiai susijusi. Ir štai tada pradedi gilintis į įvairius tuos kalbinius sluoksnius. Ir atsiranda tokių įdomių dalykų, kitą kartą atrodo, kad vertinimas gali būti, jeigu aš sakau, geras žmogus arba blogas žmogus, tai yra labai aiškiai išreikštas vertinimas. Bet lingvistinis vertinimas yra be galo sudėtinga sistema, pereinanti per visus lygmenis. Pavyzdžiui, fonologija. Mes ir lietuvių kalboje turim tokius žodžius, kuriuos vadinam jaustukais, kurie išreiškia kalbėtojo jauseną tuo metu, požiūrį, tai gali būti baimė, pasišlykštėjimas, ir visos kitos daugybė kitokių aspektų. Ir net ir žodžių daryba. Žodis kaip prasminis vienetas aprašytas žodyne su savo reikšme,
Bet žodžio dalys, jos irgi gali perteikti vertinimą, na, pavyzdžiui, kažkokie tokie mažybinės priesagos. Jinai visą laiką, na, kažkoks mažutėlis, katinėlis, tai yra toks su teigiamu vertinimu siejamas darinys. Tai ir tie žodžių dalys, jos perteikia vertinimą. Taip pat leksiniam lygmenį yra tokių, na, savokų, jeigu aš pasakyčiau, žudikas arba vėžys. Automatiškai tai sukelia tam tikrą klausytojo tokią emocinę nuostatą. Ne? Ir vėlgi minėjau, kad tai susijęs su vertybėm, nes nusikaltimas mūsų visuomenėse tai yra, na, neigiamai vertinamas dalykas ir teisės baudžiamas. Ir einant dar toliau, pavyzdžiui, yra semantika, tas leksinis lygmuo, kur man labai įdomu yra tirti metaforas. Kai mes sakome, na, apie emocijas kalbant, pavyzdžiui, per ne vieną indoeuropietiškos kilmės kalbą yra vartojama ta metafora, kuri sako virti iš pykčio. Ne? Kai žmogaus kūnas yra matomas kaip kažkoks indas, o ta emocija, pyktis verda tame inde. Ir tai čia tada įsiterpia dar taip vadinamas lingvistikos laukas, kuris vadinamas kognityvinė lingvistika. Kodėl mes apie pyktį galvojam kaip apie kažkokį tirpalą, kuris verda mumyse, kaip inde. Tai kognityvistai tą aiškina, bet kognityvistai, jie, kai žiūri emociją, jie dažnai susieja tai su mūsų žinių sistema. O mūsų žinių sistema, jinai randasi, na, jeigu tai yra kūdikiai, vaikai, tai jie mokosi stebėdami savo tėvus, aplinką, paskui ateina mokykla ir mes patys ugdomės. Ir tai štai tas emocijų reiškimas per metaforas irgi yra labai galingas įrankis manipuliavimui. Dezinformacijos tekstuose, propagandiniuose tekstuose aptinkame labai daug metaforų, kurios ir siekia sužadinti tam tikrą emociją auditorijoje. Ir tada yra mano minėtas pragmatinis lygmuo, kai kalba yra naudojama tam tikram tikslui, kad mes ne šiaip ją vartojam kaip gramatikos arba žodžių rinkinį, bet turėdami tam tikrą tikslą, norėdami paveikti žmogų, jo mąstymą, jo požiūrį, jo veiksmus. Ir, na, nežinau, dar sintaksę nepaminėjau, tas sakinių lygmuo ir emocinė raiška. Yra toks irgi įdomus dalykas, kuris yra bendras ne vienai indoeuropietiškai kalbai ir netgi yra duomenų, kad ir tokiom tolimom kalbom kaip Amazonijos kalbos, kai emocijos yra reiškiamos tuo, ką mes vadinam šalutiniu sakiniu. Aš jam liepiau, kad jis grįžtų namo. Tai tas, kad jis grįžtų namo, mes jį vadinam šalutiniu sakiniu, nes jis yra priklausomas nuo aš jam liepiau, kad jis tą padarytų. Tai tas jo įvardymas kaip šalutiniu parodo jo priklausomybę nuo pagrindinio sakinio. O emocijos labai dažnai irgi reiškiamos būtent tik šalutiniu sakiniu, neminint pagrindinio. Pavyzdžiui, lietuvių kalboje, jeigu aš labai supykstu, galiu pasakyti, kad jis kur prasmegtų. Kad jis kur prasmegtų. Ir čia tada, aišku, gali kilti klausimas, ar tikrai aš tą sakau, iš pykčio, nes kai darome tyrimus, mes dažnai anotuojame tekstus ir mes kaip tyrėjai galime nesutarti. Aš galiu sakyti, jeigu ten pasakyta, kad jis kur prasmegtų, kad tai yra pykčio emocija, kitas gali sakyti, ne, čia galbūt kažkoks pasibjaurėjimas ir panašiai, tai tada yra tokių metodologija tokia taikoma, kai yra anotuojami tekstai kelių anotatorių ir tada žiūrima, matuojamas jų vertintojų dermės koeficientas. Taip, kokio laipsnio jie sutarė, kad tai yra tokia ir tokia emocija. Bet mes dažnai čia susilaukiam kritikos dėl to, kad kartais skeptiški kitų mokslų atstovai, jie sako, kad kaip čia lingvistiškai apskritai gali vertinti tokį dalyką kaip emocija, kuris yra psichologijos mokslo laukas, sritis. Bet kodėl aš pradėjau savo kalbą pačiai pradžioj nuo lingvistikos mokslo raidos? Atsiradus technologijoms atsirado
labai įdomus įrankiai ir modernios teorijos, kurios leidžia mums anotuoti emocijas, kurios suderina savyje psichologijos mokslo duomenis. Ir mes turime įrankius, mes turime taksonomijas tam tikras ir galime tada tuos duomenis anotuoti ir sakyti, kad štai čia tai yra panašu į tokią arba tokią emociją. Kitas būdas yra tirti emocijas, tai dirbant su didžiaisiais duomenimis, ką daro viena tokia tikrai šauniausių lietuviškų įmonių Mykolo Katkaus Repsensas, kuris jie remiasi irgi iš lingvistikos kilusią teoriją ir metodologiją, sentimentų analizę, kuri, jinai atsirado gal, nežinau, prieš 10-15 metų ir iš karto tapo labai populiari. Ir kai tas sentimentai, jie tą būtent ir įvardina, tą emociją ir vertinamąjį aspektą kalboje. Ir tą teoriją iš karto beje pasigavo marketingistai, nes jinai jiems labai pravertė, tarkim, atsitinka kažkoks įvykis įmonėje, reputacinė žala ir reikia pasižiūrėti, jeigu tai tarptautinė įmonė, kaip būtent tam regione, kaip žmonės reaguoja, ką jie rašo apie tą įmonę, kiek didelė ta žala yra ir kaip ją galima pataisyti. Tai tuomet surinkame daug duomenų ir atliekama ta sentimentų analizė ir pasižiūrime, ką ta auditorija, ta rinka tuo metu maždaug ką jinai jaučia. Toks dominuojantis sentimentas yra. Taip. Ir tada jį galima adresuoti rinkodariškai. Taip. Jį galima adresuoti ir politiškai. Pavyzdžiui, politikas susigadina reputaciją, tada pasisamdo gerą kažkokią komunikacijos viešųjų ryšių įmonę. Jie stebi situaciją, reikia ją pirmiausia įvertinti, kaip ta visuomenė reaguoja į tą įvykį. Ir be abejo, tada įsijungia tokie labai standartiniai, klasikiniai mechanizmai krizių valdyme, kaip pripažinti klaidą, atsiprašyti, ir tada žiūrėti, kaip komunikuoti, kad kuo greičiau viską užglaistyti ir tas visas pasimirštų. Bet sentimentų analizė atsirado sukurta lingvistų. Tačiau kodėl jinai netiko tokiem tyrėjam, kurie tyria, pavyzdžiui, dezinformaciją? Ir dezinformacija įvairiais aspektais, nežinau, tai gali būti kažkokia karo dezinformacija, klimato kaitos neigimas, su sveikata susijusi dezinformacija ir panašiai. Dėl to, kad sentimentų analizė pirmiausia remiasi tokiu teigiamą, neigiamą arba neutralu aspektu. Ir kai atsirado įrankiai ir mes pradėjom, gerai, galbūt jie mums išgelbės labai daug laiko ir mūsų pastangų, atliekam tą sentimentų analizę technologiškai, bet ir po to vis tiek žmogus peržiūri, žmogaus akis peržiūri ir buvo pastebėta, kad yra daug klaidų, nes mašina, ko jinai negali padaryti, jinai negali elgtis su kalba taip sumaniai, kaip elgiamės mes. Jeigu aš sakau, taip, tikrai labai gera draugė. Jeigu mašina mato tik tai tekstą, jinai suinterpretuos, kad jūs nuoširdžiai sakote. Nes žodynas apibrėžia žodį geras kaip teigiamo valentingumo. Teigiamas, neigiamas valentingumas. Arba ironija, humoras, sarkazmas. Ir mes tada negalim naudoti tų technologijų ir tokių metodologijų kaip sentimentų analizė, nes tiesiog susidurime su daugybė klaidų. Ir yra be abejo kitų būdų, kurie laikui imlus, žmonių pajėgoms imlus, bet tai yra be galo įdomu. Be galo įdomu, tai priklausomai nuo to, koks yra mano tikslas, kokį klausimą aš noriu atsakyti, aš be abejo galiu dirbti su daug duomenų ir atlikti kažkokią sentimentų analizę. Kita vertus, jeigu aš noriu įsigilinti labai konkretų specifinį atvejį, tam tikro politiko komunikaciją arba ką daro politologai, jie prognozuoja, kaip gali įvykti rinkimai, tai tada reikia labai žiūrėti į kitus dalykus, į tai, kas yra vadinama makrostruktūromis arba to plačiuoju kontekstu. Ir dabar, tai aš minėjau tuos emocijų ir vertinimo raišką, pradedant fonologiją, morfologiją, gramatiką, semantiką, pragmatiką. Ir tada mes išeinam į tą mano lauką, kuris yra diskurso analizė. O diskurso analizė yra visas tas tekstas, kuris yra virš sakinio. Tai nėra sakinio ribose, ar, pavyzdžiui, koks jungtukas jungia vieną sakinį prie kito,
Bet tai visa tai, kas yra sakoma tuo metu apie tam tikrą reiškinį, arba, tai gali būti visokiausių įvairių situacijų, sakykime, kaip keičiasi žmonių požiūris į saugumą Lietuvoje. Ir mes čia, dabar irgi Repsenso vienas iš paskutinių tyrimų irgi buvo apie tai, kaip jaučiasi Lietuvos visuomenė. Tai mes jaučiamės pakankamai saugiai. Bet jeigu aš paimčiau kažkokį konkretų atvejį, kaip jaučiasi konkretus žmogus, ar jis bijo galimo karo, tai gali būti labai skirtingi duomenys. Be abejo. Ir tai dėl to labai viskas priklauso nuo klausimo, į ką aš noriu atsakyti, kaip beje ir visuose moksluose, čia nieko kažko ypatingo nėra. Bet dar kas yra įdomu, man tyriant emocinę ir tą vertinamą raišką, tai tas ryšys tarp emocijos ir vertinimo. Pavyzdžiui, jeigu kažkas sako, Tomą pasodino į kalėjimą, tai mes galime, tai aišku, jeigu pasodino į kalėjimą, tai toks, tas by default toks vertinimas būtų, kad žmogus padarė nusikaltimą ir gavo bausmę, jį pasodino į kalėjimą. Bet vertinimas gali labai priklausyti nuo kalbėtojo, kas kalba. Jeigu, pavyzdžiui, kalba nusikaltimo auka, tai mes galim sakyti, kad taip, kad šitas reiškinys kultūroje, mūsų visuomenėje nusikaltimas vertinamas neigiamai, už jį yra baudžiama, bet kaip tas žmogus vertina tą situaciją ir koks yra kontekstas, o galbūt jisai džiaugiasi tuo, kad Tomas sėdi kalėjime, ar galbūt Tomas yra jo draugas, tai jisai tada liūdi dėl to, kad Tomui atsitiko tokia bėda, pateko į kalėjimą. Tai štai kas yra įdomu, kalbant apie šitas visas lingvistinės teorijas, kurios tyria emociją, kad jos visada yra glaudžiai susijusios su vertinimu. Pavyzdžiui, kai žmonės reiškia nuomonę socialiniuose tinkluose, kai jie kažką komentuoja, dažnai kalbama, mes kartais irgi ir savo rate konferencijose sakome, kalbame apie tai kas yra ta neapykantos kalba ir ar už ją reikėtų bausti. Nes neapykantos kalba, tai yra, kaip pasakyti, jinai labai glaudžiai susijusi su nuomonė, ką kažkas mano. Ir tada, ar už ją galima bausti, už nuomonę negalima bausti. Nes laisvas žodis mūsų visuomenėje tai yra vertybė. Tai yra žmogaus teisė, tai yra vertybė. Bet tada irgi įsitraukiam diskusiją su teisininkais, kuriems neapykantos kalba, pirmiausia, be abejo, tie atvejai yra sunkiai įrodomi teismuose. Kodėl tokio Donaldo Trumpo neįmanoma faktiškai nuteisti Amerikos teismuose už tai, ką jisai sako, pavyzdžiui, apie migrantus, kai sako, ten muškit juos, išvarykit juos lauk ir panašiai. Tai būtent dėl jo formuluočių. Amerikiečiai teisininkai, jie sako, kad kai pažiūri į tą tekstą, ką Donaldas Trumpas sako, jisai užsideda tokius saugiklius. Bet kas yra įdomu, kad jisai užsideda saugiklius ne dėl to, kad jisai labai išmanytų komunikacijos, efektyvios komunikacijos, saugios komunikacijos dalykus, jis taip intuityviai, nes yra intuityviai tokių kalbėtojų, kurie yra geri kalbėtojai, paveikus kalbėtojai, o jisai sako tokius dalykus ir jo neįmanoma patraukti baudžiamojon atsakomybėn už, pavyzdžiui, neapykantos kurstymą prieš tam tikrą grupę žmonių, dėl to, kad jisai formuluoja sakinius taip, aš šito nesakau, bet pasižiūrėkite į tą ir tą. Ir jeigu teisininkai sako, kad jeigu jisai prideda tokį priedą, kaip aš šito nesakau, kad eikit ir muškit juos, bet tą, kai jis pasako po bet, jisai sukursto žmogų kitą veikti. Kitas žmogus gali pasakyti, Trumpas tai pasakė, einu ir ten išvarysiu juos, ar kažką kitko padarysiu. Tai štai ta neapykantos kalba irgi susiduriama su tokiais dalykais, kai teisininkai, jie irgi kviečiasi lingvistus nagrinėdami bylą. Ir yra netgi tokia teismo ekspertizės lingvistika, labai įdomi sritis, kurioje lingvistai dirba, lingvistai pragmatikai. Ir toks klasikinis gal atvejis būtų aprašytas irgi vieno labai garsaus teismo ekspertizės lingvisto, kai jam teko
patarti byloje, kurioje buvo nagrinėjama dviejų buvusių verslo partnerių ginčas. Vienas verslo partneris, taip, jis ten apgaulės būdu išsipirko dalį įmonės ir jis buvo už tai paduotas į teismą kito buvusio verslo partnerio. Ir tarp jų kažkuriuo momentu buvo įvykęs pokalbis apie šeimą. Jie susitiko ir tas vienas iš jų sako, na, kaip laikosi tavo sūnus? Gerai. Jisai sako, tu nekalbėk apie mano sūnų, nelįsk prie mano šeimos. Jis sako, aš noriu pakalbėti apie tavo sūnų. Tai kaip, gerai laikosi tavo sūnus? Ir aišku, kad pašnekovas suprato, tai yra grasinimas. Ar ne? Bet tam pokalbį nebuvo pasakyta, kad aš tuoj kažką padarysiu tavo šeimai. Tai jeigu būtų buvę taip pasakyta, tai būtų labai aiškus grasinimas. Bet to turinyje, tam tokiam, jeigu žiūrėtume į žodyno ir formuluočių prasme, ten grasinimo nėra. Bet visi jaučia, kad grasinimas yra. Žmogus įbaugintas, nes grasinama, jis jaučiasi nesaugiai dėl savo šeimos. Ir tada lingvistai tokiu atveju yra pasitelkiami į pagalbą ir jie sako, taip, pragmatikos teorijoje tu neturi sakyti, kad aš pakenksiu tavo sūnui, bet tai yra pagal mus grasinimas. Ir tai yra grasinimas dėl to, kad kalboje yra tokie vadinami reiškiniai kaip šnekos aktai, kurie viską daro netiesiogiai. Ir tas šnekos aktas, kitas pavyzdys, pavyzdžiui, būtų, jeigu aš ateinu į kažkokią tvankę patalpą ir sakau, na ir karšta čia. Formaliai tai yra teiginys, jeigu rašyčiau, tai būtų jis baigtųsi tašku, bet tai gali būti interpretuota dalyvių, kurie ten yra, kaip mano prašymas praverti langą. Nes mes taip tiesiog kultūriškai esam taip sutverti, kad mes norime padėti pašnekovams, mes norime būti paslaugus, bet mes puikiai žinome, kad jeigu aš noriu paprašyti kažko, mes mokykloje mus tėvai taip išmoko, ar galėtum, prašau, praverti langą, ne, tai klausimo forma, žodelis prašau, bet kai žmogus sako, oi kaip čia karšta, tai greičiausiai daug kas ir supras tai kaip prašymą praverti langą ir tai yra šnekos aktas, kuris formaliai yra teiginys, sakinys, bet jo funkcija yra prašymas praverti langą. Tai kalbant prie to atvejo, apie kurį minėjau, apie tą grasinimas ar ne, tai tas lingvistas, teismo ekspertizės lingvistas pasakė, taip, tai yra grasinimas. Kodėl? Tam trumpam dialoge nėra žodžio grasinti arba kažką padaryti, bet visas kontekstas įvykio, teisminio ginčo kontekstas, tai, kas buvo žinoma apie jų santykius iki tol ir kas atsitiko po tos apgaulės. Taip, ir tai jis pasakė, mano nuomonė, remiantis mano žiniomis, tai yra grasinimas, bet kitas dalykas yra, kad lingvisto nuomonė teisminėse bylose, jinai negali būti lemiama. Tai yra tai, kas yra vadinama tokia konsultacija ir tada teisininkai gali atsižvelgti į tai arba ne. Ir be abejo susideda visokių daugybė kitokių nuomonių. Tai tas pats yra ir su neapykantos kalba. Kai dabar ir Žemaitaičio atvejai, kai turėjom, ar tai buvo antisemitizmo raiška ar ne, tai irgi taip buvo pasitelkti lingvistai konsultacijoms, nes, vėlgi, tas, ar tai yra nuomonė, ar tai yra, pažeidimas, labai yra sudėtinga į tai atsakyti, nes, pavyzdžiui, ypatingai Amerikoje, kur yra tai net konstitucijoje įrašyta, kad žodžio laisvė apskritai yra neliečiama. Tai vienintelis dalykas, kas gelbėja, bent taip minėjo teisininkai, su kuriais kalbėjom apie neapykantos kalbą, kuomet jie sugeba įrodyti, kad tame, ką žmogus sako arba rašo, yra elementas kurstyti veikti. Jeigu jisai nesako, Žemaitaitis, aišku, jis ten labai taip primityviai reiškėsi ir ten gana lengva buvo, bet kartais būna tikrai sudėtingų atvejų. Bet jeigu yra įrodomas kurstimo elementas, kurstimo veikti, tai yra įvardinama kaip tuo atveju, už kurį yra baudžiama ir turi būti baudžiama. Tai nuomonę reikšti galima, bet tas skirtis yra
įrodyti, kad tai yra kurstimas veikti. Ir štai čia, tai kaip kalboj tose kalbiniuose duomenyse atrasti, ar yra ten tas kurstimas ar ne, tai be abejo irgi galim žiūrėti, socialiniai tinklai. Tai leksika, tarp kitko, gali būti kažkokia, net ir multimodalinė raiška, emodžiai, visokie memai. O tai yra dar viena labai galinga priemonė. Vaizdai nėra neutralūs. Diskurso analizai visą laiką ir studentai, mes irgi turim tokį atskirą bloką mano dalyke, kur mes nagrinėjom tą multimodalinę raišką. Ir dabar, kaip tik šį rudenį irgi turėjom visą net seminarą skirtą dirbtinio intelekto sugeneruotiems vaizdams. Atpažinti tų metodų yra tokių gana paprastų ir, sakykime, dažnai mes ir intuityviai jaučiam, kad taip, vaizdas gali būti sugeneruotas dirbtinio intelekto. Jeigu aš tą įtarimą tokį turiu, dažnai intuicija pasitvirtina. Beje, intuicija yra labai stiprus toks galingas įrankis, kuris, tai negali būti įrodymas, bet jeigu jaučiu, kad kažkas negerai, greičiausiai kažkas ten yra. Ir tai štai su to dirbtinio intelekto vaizdais, taip, atpažinti galima, kartais labai sunku, kartais mes ir suklystam, bet pastangos yra vertos, dėl to, kad, kaip ir sakiau, ta mano disertacija, kurią rašiau apie medijų raštingumą, tai aš ten ir galvojau apie tai, kad kai mes kalbame, kad koks svarbus yra kritinis mąstymas ir šito teiginio, niekas negali paneigti, kad jis nėra svarbus. Bet kritinis mąstymas, ta frazė, jinai yra tapusi gana tuščia, nes jinai yra svarbi, bet jinai, jeigu paklausti žmogaus, tai kas yra, kaip šiandien, ar gali kokį pavyzdį duoti to kritinio mąstymo pritaikymo, tai reikėtų gerai pagalvoti, mes galbūt aišku jo ir rastume, jo galima mokytis, yra kursai, kai mokomasi kritinio mąstymo, teorinių pagrindų ir strategijų, kaip jį taikyti, bet man vis laiko norėjosi, kad tai būtų toks natūrali žmogaus nuostata abejoti, patikrinti ir dabar grįžtant prie tų dirbtinio intelekto generuotų vaizdų, kas man yra be galo įdomu ir tiesiog mane suglumino, kaip tik praeitą savaitę tokį straipsnį skaičiau, kur yra kalbama apie tai, kad vartotojai, mes jau netgi ne tai, kad mes, kaip aš su studentais nagrinėjam tą vaizdą, kokie ten yra požymiai, kad tai gali būti dirbtinio intelekto sugeneruotas vaizdas, bet vartotojai, galutiniai vartotojai dirbtinio intelekto tų produktų, pavyzdžiui, žinių reportažas apie stichinę nelaimę ir įdėtas nuotrauka apie mergaitę su katinėliu valtyje vandenyje. Tai iš karto sukelia tam tikras emocijas ir jis yra labai paveikus, bet kuomet yra kalbamas su žmonėm, nes tas tyrimas buvo toks, kad parinkti tie tikri naujienų reportažai, kuriuose buvo panaudoti dirbtinio intelekto generuoti vaizdai, kur tai buvo pripažinta, tai buvo padaryta žurnalistiškai, etiškai, bet buvo įdomu žmogaus reakcija ir skaitytojai pasakė, bet man patinka. Ir tada klausimą, o kodėl patinka, jeigu, sako taip, aš matau, kad tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas vaizdas, bet man patinka. Ir tada, o kaip jūs, ar nenorėtumėte tikros nuotraukos iš to vaizdo? Ne, nes sako, jūs pagalvokit, kad mes visi suprantam, nes tai yra baisu, stichinė nelaimė, būna aukų, didžiulė žala. Ir, o ką ta nuotrauka blogo daro? Mergaitė su tuo katinėliu valtyje. Pagalvoji taip, bet čia tada mes susiduriam su tuo, kas yra įvardinama ir sociologų, ir mes irgi, kai kalbam apie dezinformaciją, apie tai, kas yra įvardinama posttiesos pasauliu, kuomet kas yra tiesa ir kas yra realybė. Tai tikriausiai su realybė yra tai, bet man taip atrodo, kad realybė yra ta išorinė realybė, objektai kažkokie fiziniai, tai ką aš matau išoriniam pasauly, bet realybė mano galvoje, jinai man yra realybė. Taip kaip aš matau reiškinių žmonės, bet ta realybė mano galvoje jinai yra kitokia nuo fizinės realybės išorinės. Ir dėl to aš visiškai skirtingai galiu priimti tą patį žinių reportažą negu tu. Ir dabar vėlgi grįžtant prie dirbtinio intelekto, kaip pradžioje irgi kalbėjau apie tai, kad lingvistams negrėsia tai profesijai išnykimas,
Dėl to, kad atsiranda labai daug tokių tyrimo laukų, mes su kolegomis, kai kalbamės apie dirbtinio intelekto, tuos rezultatus, ką gauni, davęs jam tam tikrą užklausą, ir beje, tą patį kalba ir kompiuterijos mokslininkai, mums tai yra duomenys, nes mes suprantam, kad dirbtinis intelektas tai yra įrankis, bet vienintelis, turbūt gal ne vienintelis, bet toks, man atrodo, svarbiausias skirtumas nuo visų kitų įrankių, kuriuos žmonija išrado, pavyzdžiui, plaktuko, kad dirbtinio intelekto to, ką jisai sugeneruoja, aš kaip vartotojas, aš negaliu sukontroliuoti. Ne aš tai lemiu. Aš jo paprašau ir gaunu tai, ką jis man duoda. Tai mes žiūrime jį kaip įrankį, kurio paprašyto rezultato aš negaliu kontroliuoti. Ir dėl to kalboj, pragmatikoj, aš visą laiką sakau, pragmatikoj mes sakom pašnekovas, mūsų pašnekovai, kaip pašnekovas supranta, ką kalbėtojas sako. Bet kalbant su dirbtiniu intelektu, kas dar yra įdomu, kad lingvistams ir kompiuterijos mokslininkams jis nėra lygiavertis pašnekovas. Tai yra įrankis, labai įdomu, ką jisai parašo, kaip jisai sureaguoja tam tikras užklausas, bet galutinis vartotojas, kaip ir su tuo dirbtinio intelekto sugeneruotų stichinės nelaimės vaizdu, galutinis vartotojas jį mato kaip pašnekovą. Jisai mato kaip, nežinau, galbūt irgi mes naudojame tokius terminus kaip žmogiškoji persona ir dirbtinio intelekto persona, kur yra neorganinė persona. Ir ta komunikacija yra skirtinga, nes aš kaip bendrauju su pašnekovu, bet jis yra neorganinis pašnekovas ir labai tikrai iš tiesų stulbina tai, ką galutiniai dirbtinio intelekto vartotojai, kaip jie jį mato ir kad jie jį mato kaip lygiavertį žmogišką pašnekovą, padėjėją, nors iš tikrųjų, jeigu mes naudojamės tais nemokamais tokiais įrankiais, tai visi esam pastebėję, kad tai yra toks geras melagis ir didžiulis pataikūnas. Bet mes prie jo priprantam. Man dar viena tokia analogija atrodo be galo įdomi, kažkaip pagalvojau apie tuos senuosius tinklalapius, kur, nežinau, komerciniai, kur mes turėdavome skiltį, dažnai užduodami klausimai. Ir dabar atsiranda pokalbių robotai, jie atlieka panašią funkciją. Jie gali labai gerai susitvarkyti su dažnai užduodamais klausimais, bet pokalbių robotus mes jiem suteikiam vardą. Jeigu ta duk skiltis senuose tinklalapiuose yra tiesiog standartinė skiltis, struktūrinė, čia pokalbių robotui mes suteikiame vardą ir labai dažnai jis būna trumpas. Jis nebūna kažkoks ten Bonifacijus. Ne. Čia kaip panašiai. Vaiva. Kažkas taip, meda, kažkas. Dėl to, kad vėlgi tai yra žmogiška savybė įvardinti objektus savo aplinkoje. Kaip mes žmogų, krikščionys krikštyje, suteikdami vardą, mes viską įvardinam, mes suteikiam vardą. Ir gyvūnai to nedaro. Jie suvokia, jie mato, bet jie nesuteikia vardų objektams savo aplinkoje. Mes jiems suteikiam vardą. Ir štai dabar kalbant apie dar dirbtinį intelektą, nežinau, jo raidą, kas yra labai įdomu, kad jisai yra čia, jisai liks. Tik tai, ką mums daryti, kaip su juo susigyventi, su tuo įrankiu, tai iš etologijos mokslo pusės, yra tokie daugybė, suprantam, kad švietimo pasaulyje irgi didžiulės turbulencijos, aukštasis mokslas, rašto darbai, baigiamieji darbai, kurie greičiausiai toks kaip žanras, jisai išnykt turės, nes jis nebelieka prasmės. Nes, viskas jau. Taip. Nors, realiai mes norėtume, kad žmonės įgytų kompetenciją rašyti rašto darbą. Taip. Bet praktikoje kaip mes užtikrinsim, kad jie įrašo, stovėti reikia šalia jų, kol jie rašo, ar kaip. Ir aš nematau netgi prasmės to daryti ar netgi drausti. Dėl to, kad jūs įsivaizduokit, kad prieš 25 metus mums kažkas būtų pasakęs, tu nenaudok jokio ten Google rašydamas darbą. Kvailystė kažkokia.
Jeigu yra įrankis, mes jį naudosime, jeigu jis yra geras. Čia kaip ir su ta kalbos pragmatika, kad naudosiu taip, kaip man patogu. Ir drausti nėra prasmės ir reikia išmokti jį naudoti. Bet, kalbant apie edukologus, tai Australija labai pažangi šalis ir jie, diegia tokius tikrai labai, labai praktiškus, labai naudingus metodus, kaip mokyklose tiesiog mokytojai, jie vis mažiau užduoda namų darbų vaikams atlikti savarankiškai namuose, dėl tos pačios priežasties. Koks tiklas paprašyti rašyti rašinį. Jeigu tas rašinys bus sugeneruotas, tai. Bet, pavyzdžiui, pamokų metu jie prašo mokinių ranka rašyti tam tikrą tekstą, parašyti pamokos metu. Rankos rašymas yra labai glaudžiai susijęs su dėmesiu, su atmintimi. Ir tai yra tokie labai, labai seni, universalūs dalykai. Tai kai mes rasime tų būdų, kaip tiesiog kitaip mokytis, kitaip daryti, bet nedrausti. Bet su dirbtiniu intelektu, tai štai lingvistai taip ir žiūri, kad mes turime reikalų su įrankiu, kuris generuoja turinį, kurio mes negalim kontroliuoti, bet tai nėra žmogiškasis pašnekovas ir dėl to juo reikia naudotis, juo yra labai įdomu naudotis. Dabar irgi rudenį vyko pas mus universitete kursai, kur visur dalyvavau dirbtinio intelekto naudojimo ir tų promptų rašymas ir visa kita. Tai yra be galo įdomu, su juo įdomu žaisti ir tu pamatai labai daug tokių įdomių dalykų, kaip kas ten vyksta su ta kalba. Tik tai jausmas yra labai keistas, taip, kad jisai rašo taip, kaip išmokytas rašyti per savo tą algoritminę vektorinę logiką. Bet taip, be abejo, mes turėsim kažkaip išmokti tą naudoti ir išmoksim, ir gerai bus. Bet draudimų prasmės tikriausiai, kad nėra ir keisti tiesiog užduočių tipus, užduočių tą patį formulavimą. Ja. Žmogus turi, gavęs naują įrankį, turėtų pats kilti aukštesnę plotmę, kad tas įrankis visą laiką būtų žemiau jo. Nes jeigu įrankis tave gali pakeisti, tai kam tada iš viso mokytis, ar ne? Man suintrigavo tas post-tiesos momentas, kur žmonės susiformuoja įsivaizdavimą apie kas yra tiesa savo galvoje. Ir aš čia matyčiau kaip tik tą tokį polarizavimą, susiskaldimą, sulindimą į savo burbulus, kuriuose egzistuoja tiesos ir tada žmonės tiesiog atsisako tikėti savo meluojančiom akim, kai išeina kažkur ir akivaizdžios. Situacija yra akivaizdi, bet jų burbule priimta netikėti savo meluojančiom akim, nes mūsų burbule tiesa yra štai tokia. Ir nedrįsk tu nuo šventos tiesos nukrypti, nes tada tu būsi pasmerktas, tada tu ten, ir šeima nemylės, ir darbą prarasi, ir karjerą, ir viską. Mane tas baugina kažkiek. Ir šitoje vietoje aš manau, kad didžiausias pasidavimo propagandai ir dezinformacijai variklis galbūt ir yra polarizacija. Tu pirma tuos žmonės supolarizuoji maksimaliai, tada tu taikliai jų burbulai orientuotą kalbą naudoji taip, kad tu juos sukiršintum ir taip informacinė kova ir vyksta. Taip. Ir tai yra, kaip pasakyti, tai yra labai seni ir gerai patikrinti metodai. Yra toks amerikiečių autorius Tomas Ridas, kuris parašė, dabar aš neatsimenu tiksliai jo pavadinimo, jo knygos. Jis apžvelgia 20-ojo amžiaus propagandinių karų istoriją. Ir jis toje knygoje, kas yra gerai, kad jis labai atvirai žvelgia, kad propagandą tuo metu vykdė ir vakarai, ir Sovietų sąjunga. Nes tai buvo toks kovos, labai svarbios kovos momentas. Ir jis aprašo tokius įvairius atvejus, kaip būdavo suklaidinamos ir vyriausybės ir atrodytų, vienas dalykas, kai mes kalbame apie buitinę komunikaciją tarp žmonių, bet kuomet suklysta, ištisos vyriausybės padaro klaidas, klaidingus sprendimus. Tai tokie klasikiniai atvejai, klasikinės istorijos, bet jis ką pabrėžia, kad
tie metodai, jie yra tiek patikrinti ir išbandyti, kad jie veikia iki šiol. Skaldimas, tu minėjai polarizaciją, tai yra labai veiksminga priemonė, bet vienintelis dalykas, kas pasikeitė, tai technologijos, kurios atnešė tą tokią amplifikaciją. Tokiu didesniu mastu viskas vyksta. O ta posttiesa, nežinau, žinoma, tai, kai mes kalbam su sociologais, kurie daro tuos vertybių tyrimus, tai jie sako, kad, pavyzdžiui, tradicinėse visuomenėse yra labai svarbus, tokia religija arba senos šeimos vertybės, kur kaip ir buvo aišku, kas yra tiesa. Bet dabar, kai mes turime tą saviraiškos laisvę, žodžio laisvę, tai netgi yra tokie didžiuliai tyrimai padaryti Europos vertybių ir pasaulio vertybių tyrimai per šalis. Ir jie taiko tokią schemą, kur yra tradicinės vertybės labai arti žmonių saugumo pojūčio. O sakykime, žodžio laisvė, jinai yra visai kitame to kontinuumo gale. Tai jeigu, tarkim, tu švietimas, mokymas šeimoje, tėvų auklėjimas, ir jeigu tu neišeini iš to savo rato, tai tas suteikia tau tokį pagrindą saugumo, bet kuomet vyksta didžiuliai virsmai visuomenėse, kaip šiais laikais, tas nestabilus toks pasaulis, besikeičianti labai geopolitika, virstanti aukštinkojom, karai, technologijos, korporacijų galia, milžiniška galia, kur mes suprantam, kad mes nenorim atiduoti tokios galios amerikietiškoms korporacijoms, bet mes nieko negalim padaryti. Nes nebent, aišku, Europa vystytų kažkokios savo technologijas, bet Europa labai stipriai atsilieka. Ir čia atsiranda tas saugumas prieš nesaugumo jausmą. Kai žmogus jaučiasi nesaugus, jis ieško atramos socialiniuose tinkluose kažkokioj tada, gerai, tai jeigu netradicinės vertybės, tada kažkokios grupės, kur kažkas mus vienyje. Ir dėl to žmonės tada labai jautriai reaguoja į bet kokį bandymą suvaržyti raiškos laisvę. Ir tada, kas atsitinka toksai paradoksas, kad tada apeliuojama į žmogaus teises, nors tie patys žmonės gali sakyti, kad nereikia įsileisti imigrantų ir panašiai, bet jie tada, kai naudinga, jie pradeda apeliuoti į žmogaus teises, sakyti, mūsų raiškos laisvės jūs negalit varžyti. Ir man atrodo, kad viskas čia susijęs su tuo nesaugumo jausmu, kuomet mes ieškom, tai gerai, tai jeigu, sakykime, tai nėra tiesa, sakykim, pasaulio sutvėrimas, taip kaip pasaulio sutvėrimą ir pasaulio tvarką pavaizduoja religijos, skirtingos religijos, jeigu aš tuo abejoju, atidedu tą į šalį, man reikia kitokio tada matymo pasaulio tvarkos. Ir štai čia atsiranda tas polinkis tikėti sąmokslo teorijom, kurios paaiškina labai paprastai, kaip veikia pasaulis. Nepagalvojant apie tai, kad pasaulis veikia labai sudėtingai. Bet kai žmogus gauna labai paprastą paaiškinimą, jis jaustamasis nesaugus, jis jo įsikabina ir nenori paleisti. Ir tada logiški argumentai neveikia. Nes vienas iš tokių pamatinių principų, kuriuos lingvistinė pragmatika perėmė iš psichologijos mokslo, tai yra tie jau įrodymai, surinkti įrodymai ir neuromokslininkų įrodymai, kad emocija jinai veikia 7 kartus greičiau, negu mano protas įvardina, ką aš jaučiu. Ir tai varo visus mano veiksmus. Nežinau, panika kažkokia, ar ne? Tai gamtoj, tai yra evoliuciškai užprogramuota, kad jeigu aš labai išsigastu, arba sustingstu, arba puolu bėgti. Tiesa. Ir tik po to įsijungia protas, kuris sako, tarkim, aš esu kažkokiam miške naktį, trakšteli šakelę, mano pirma mintis bėgti, bet protas įsijungia 7 kartus lėčiau, pasako, bet juk čia miškas, čia pilna tų šakų, pati gal užlipai kažkur. Ir tas greičio skirtumas, jis lemia labai daug. Neapykantos kalba socialiniuose tinkluose, komentavimas ir tas priklausimo grupėje jausmas. Kai, nežinau, kartais
tokia prieš porą metų Vilniui istorijų namuose buvo labai gera paroda apie sąmokslo teorijas ir buvo atvežti tikri artefaktai parodyti, pailiustruoti įvairias sąmokslo teorijas. Knygos iš viduramžių apie raganų, raganavimo atpažinimą, požymius. Tada buvo atvežtas irgi toks dalis bokštų dvynių lifto variklio, nes irgi tokia gana paplitusi sąmokslo teorija apie tai, kad kas susprogdino tos dvynius. Taip, reaktyvinis kuras nedegina plieninių strypų, ar ne? Čia yra tas senas geras internetinis memas. Na va, ir tada pagalvoju, kaip galima tuo tikėti tom įvairiom sąmokslo teorijom, kurios atrodo tikrai beprotiškos, bet kai pagalvoju, kaip veikia žmogaus protas, supranti, kad tuo galima įtikėti, ir kai pagalvoju, koks vis tik stiprus yra tas mūsų emocijų vaidmuo, mūsų, ne tik sakykime, kažkokiam fiziologiniam procesam, bet mūsų veiksmams, mūsų kognityviniams procesams ir priimamiems sprendimams. Ir tai, nežinau, mes, pavyzdžiui, mano kurse, kurį be galo mėgstu apie naujų medijų komunikaciją, kur mes daug kalbam apie dezinformaciją, tai štai, ką tu minėjai apie post-tiesos pasaulį ir kas yra tiesa, arba tos daugelybės tokios tiesos, kaip ta tiesa, mano realybė, mano galvoje labai skiriasi, gali skirtis nuo tavo realybės. Ir mes sakykim, ne, tu neteisus, ar ne, kai diskutuosim. Bet įrodinėsim savo tiesą, įrodinėti savo tiesą. Bet tai štai buvau užsiminusi apie tą pirmą paskaitą šitam kurse, kur aš kalbu apie manipulacijas, visą laiką paminiu Platono olos alegoriją, kuri, Platonas, jis neturėjo tokio tikslo, bet juo labai sumaniai pasinaudojo sąmokslo teorijų kūrėjai, nes jo tas pasakymas, kad mes čia sėdim oloje, o tiesa yra kažkur anapus, kad jūs čia tiek suvaržyti, jūs neturit prieigos prie tam tikrų dokumentų, o štai mes turim tuos dokumentus ir mes jums pasakojam, kad ten kažkas planuoja tą pasaulio perversmą ir panašiai, koks ten deep state'as ir panašiai. Tai kai ta Platono olos alegorija, ir jos tas principas yra panaudojamas sąmokslo teoretikų, kai jie sako, mes žinom daugiau už jūs, nes tiesa yra ten anapus, bet jūs neturite prieigos prie tiesos. Čia kaip religijos statymas, aš bendrauju su aukštesnėm jėgom ir perduodu jų žinią. Taip. Ir aišku, tikriausiai nepadeda tai, kad dalis konspiracijų teorijų galiausiai paaiškėja, kad yra gryniausia tiesa. Taip. Ir ypač paskutiniais dešimtmečiais tokių, kur jau deklasifikuoja dokumentus kokią nors valstybę ir staiga pamatai, kad vaje. Taip. Pasirodo buvo, o iš tų žmonių tom kart juokėsi ir sakė, ko tu čia su folijos kepure vaikštai. Ir dabar tai dar prisideda prie to, kad kritiškai vertinti dalykus yra svarbu. Ir aklai netikėti konspiracijų teorijom yra svarbu. Bet tuo pačiu yra svarbu, grįžtant prie to kritinio mąstymo, įvertinti, ar tas konspiracijų teorijos turi kažkokį pagrindą, nes jeigu tai iš tiesų yra apreiškimas, tai man buvo apreikštas sapne, tai tada jokio pagrindo nėra, bet jeigu tai atrodo kaip antis, kvaksi kaip antis, eina kaip antis, galbūt tai yra antis. Bet dažną kartą dominuojantis oficialus teisingas diskursas yra sakyti, kad ne. Tas dalykas, kuris eina kaip antis, atrodo kaip antis ir kvaksi kaip antis, visgi nėra antis ir tu esi blogas žmogus, jeigu manai, kad tai yra antis. Ir čia tuomet mažėja pasitikėjimas oficialiais, teisingais šaltiniais, kurie tarsi ir turėtų būti ta kelrodė žvaigždė ar ta, tiesos šiaurė, kur tu gali pasižiūrėti savo kompasą palei juos, jeigu jie sistemingai parodo, kad maždaug oficiali nuomonė yra ir tada paaiškėja, kad visgi ne. Tai yra, kodėl aš studentais irgi daug laiko skiriu aptarti tam, kaip keičiasi mūsų informacinė ekosistema. Kas atsitiks su tradicinė žiniasklaida, kurią aš labai palaikau, aš stengiuosi irgi kažkaip nesuprasdama tą visą svarbą, bet jinai neišvengiamai turės ieškoti naujų būdų, kaip ir, nežinau, kai atsirado internetas, tai tokia medija kaip televizija
vis tiek, jinai iš dalies žiniasklaidos priemonės, jos sugebėjo rasti tų būdų išeiti į kažkokius YouTube'us ar kažkokius trumpus video, tenais kelti, kad toliau vykdytų tą savo misiją informuoti ir remiantis faktais. Bet galvojant apie tai, kad dauguma žmonių, jų naujienų šaltiniai yra socialiniai tinklai, ir tai yra daug apklausų yra įvykdyta ir tą, kaip pasakyti, mes irgi turbūt negalim to rato apsukti, nes yra vienas toks ir įdomus lingvistas, kuris, tik aš labai seniai žiūrėjau jo tą įrašą, kuris jisai sako, kad su naujosiams technologijom mes apėjom tokį savotišką civilizacijos raidos ratą. Nes kai žmogus... Anksčiau būdavo, kad kaimynas man pasakė, tai dabar žinau, paskui turėjom laikraštį, o dabar vėl kaimynas man pasakė, todėl žinau. Taip, bet jis dar tokių įdomių dalykų sako, kad mes kaip žmonės, mes pradėjome bendrauti garsais, nes, pavyzdžiui, pranešti apie pavojų, tai galima labai paprastai su kažkokiu šūksniu, kurį mes susitarėm, kad šitas šūksnis reiškia pavojus. Ir mes pradėjom bendrauti žodiniu būdu, paskui ta kalba vystėsi ir tik tai viduramžiais, kai Gutenbergas išrado savo presą, spaudos presą, atsirado ta masinė tokia knygų produkcija, ėmė gerėti žmonių raštingumas, nes pradėjo žmonės mokytis skaityti. Bet kai pagalvoja apie žmonijos raidą, kiek laiko mes turime tokį išradimą kaip spaudos presas ir kiek laiko mes kaip žmonija gyvenome kalbėdami, bendraudami be to, žinoma, buvo kitų priemonių tekstui užfiksuoti, molinės lentelės ar kažkas, bet nebuvo tokios apimties kaip tas Gutenbergo presas. Ir tai tas laikotarpis yra labai trumpas. Ir šis mokslininkas sako, kad mes apėjom savotišką tokią ratą, mes grįžtam prie žodinės kultūros. Bendravimas, kalba, kurią naudojam socialiniuose tinkluose, jinai, nors jinai yra užrašyta, užfiksuota rašmenim arba vizualiai, memai, emodžiai ir panašiai, bet jinai savo struktūrą, savo logiką, jinai primena šnekamąją kalbą. Trumpai, aiškiai, daug trumpinių, daug žargono, skirtingos kartos skirtingai komunikuoja, kad mes grįžtam prie tos žodinės kultūros ir tokie ilgas skaitimas, jis kurį laiką egzistavo mūsų žmonijos istorijoje, bet tai yra, vyksta pokyčiai ir jisai pasikeis. Ir dažnai irgi, kai mokytojai sako, kad šiuolaikiniai vaikai labai mažai skaito, netiesa. Tai yra netiesa, jeigu paskaičiuotumėte. Jie skaito galbūt netgi didesnį kiekį, bet kokybė kita yra. Taip. Bet man tas argumentas, kad tai, žiūrint tą komunikaciją socialinius tinkluose, kad tai primena žodinę kalbą, tai labai primena žodinę kalbą, žodinę komunikaciją. Greitai, efektyviai, trumpai ir aiškiai. Aš kai Facebook'e rašau, tai aš vien blevizgas rašau. Vien. Ir tam mandagiai parašyti kažką, ypač komentuojant kito žmogaus įrašą, tai tiesiog tiesiai prie reikalo, arba dar geriau kokį taiklų paveikslėlį, memais komunikuoti. Taip. Irgi, aišku, po memais slepiasi žinutės, to žinutės yra iššifruojamos, viskas yra puiku. Tai čia yra fainiausias dalykas, man taip labai efektyvina komunikaciją. Iš tiesų, memai yra geriausias dalykas pasaulyje, nes tu gali vienu paveikslėliu ištisą pastraipą pasakyti. Aš dabar prisijungiau prie tokio, ten yra Kost veikla, Kost tinklas, kur mes tyrėme komiksus kaip žanrą ir galimybės mokslo komunikacijai komunikuoti per komiksų mediją. Jau grafiniai abstraktai nebėra naujiena, bet įsivaizduokime, jeigu komiksas yra grafinis abstraktas. Taip. Ir yra tokių įdomių pavyzdžių, kaip tai yra paveiku mokykloje vaikams, kaip jiems patinka. Daugybė mokslinės komunikacijos, nesvarbu koks mokslas, jis gali būti sudėtingiausias. Jį galima perteikti komiksų būdu labai efektyviai ir taip patraukia. Ir stebimas apskritai leidėjai, dabar knygų mugėje, kai kalbėjau, leidėjai kalba apie komikso žanro atgimimą. Lietuvoje mes turime Aukso žuvis, kurie leidžia ypatingai gražius komiksus. Buvo irgi susitikimas su Gerda Jord, jos tas naujausias komiksas Karalius nakvos merkinėje, apie Vazą ir jo kelionės į merkinę. Ir jisai turėjo berods 2 oficialias žmonas, o merkinėje buvo jo mylima moteris, pas kurią jisai dažnai lankydavosi. Ir jis tas to moterim turėjo vaiką.
Ir jis ją visą laiką, netgi vyko jo vestuvės, jis vežėsi tą moterį Jadvygą, jos vardas, į savo vestuvių pokylį. Bet kas ten yra įdomu tuose komiksuose, kad ta istorija, Lietuvos didžiosios kunigaikštės istorija, ją skaityti ir išmokti yra labai sunku ir vaikui, pagalvoju, šiuolaikiniam vaikui, tai labai sunku patraukti, nagrinėti istoriją. Bet komikso būdu tai yra tokia nuostabi medija, kuomet tu gali perteikti daugybę svarbių dalykų. Ir aš konferencijoje vykusioje pas mus šį vasarį, kuri buvo skirta, jinai kasmet rengiama ir jinai skirta mergaičių ir moterų moksle dienai, skaičiau pranešimą apie moterų vaizdavimą lietuviškuose komiksuose. Ir šitas mano minėtas komiksas Karalius nakvos merkinėje, paminėtos kelios valdovės, paminėta Jadvyga, karaliaus mylimoji, paminėta daug kitų irgi moterų, kur gali pasižiūrėti, kaip jos pavaizduotos. Ir tai yra būdas sugrąžinti moters vaidmenį į istoriją, nes istorija, jinai yra rašyta daugiausiai vyrų. Ir kai skaitai istorijos vadovėlius, moterų ten yra labai mažai, o jų buvo labai daug. Ir pavyzdžiui, Lietuvos istorija, jinai tiek yra neatrasta. Kitas yra tokia, komiksus integruojanti knygelė irgi išleista Lietuvoje apie Lietuvos vizionierės, 10 Lietuvos vizionierių. Ir ten atradau irgi skyrių apie vieną iš valdovių paminėtų komikse Karalius nakvos merkiniai. Ir pagalvojau, man reikia palyginti, pasižiūrėti, kaip ta pati valdovė pavaizduota dviejose skirtinguose leidiniuose. Ir tai yra taip įdomu. Aš pagalvojau, ten viena iš Vazos žmonų, tokia buvo Liudvika Marija Gonzaga, jinai buvo prancūzė, bet jinai atkeliavo čia į LDK, jinai buvo labai turtinga. Vaza buvo išlaidus, jis medžioklės, meškų pjūdimai, jinai visą laiką jį kritikavo už meškų pjūdimą. Čia gali vesti temą apie gyvūnų teisės, gamtosaugą, kad kas čia per pramoga meškų pjūdimas. Ir jinai, ta valdovė jau tuo metu jį kritikavo, sakė, jis prašydavo vis jos pinigų, jinai sakydavo, čia yra istorinis faktas. Jinai sakydavo, ne, meškų pjūdimui pinigų tu negausi. Sako, pinigų gali gauti, vyksta karai, daugybė grįžta sužeistų kareivių, tu geriau pinigus skirk nukentėjusių šeimoms paremti, nes tuo metu viduramžiais, jeigu šeima praranda vyrą, tai yra maitintoja prarandi ir jis dar grįžta, negali dirbti. Ir jinai sakydavo, pinigų kariams tavo paremti aš skirsiu. Bet kas buvo įdomu, kad jinai labai domėjosi mokslu. Jinai pasikvietė tokį italą išradėją Buratinį. Ir dabar Buratiniui, jeigu eisi pro valdovų rūmus, čia iškart sukant į pilininko namą, yra iškabinta lenta tam pačiam Buratiniui, italų išradėjui, kuris gyveno LDK, Vazų valdymo metu, ir Liudvika Gonzaga jį pasikvietė. Jisai yra matavimo vieneto metro išradėjas. Čia yra tokie įdomus faktai, kad metras kaip matavimo vienetas pradžią turi LDK. Bet grįžtant prie to Buratinio, tai man irgi tai yra kažkokie nuostabūs dalykai, kuriuos aš atradau per komiksus, nors man LDK istorija yra be galo įdomi. Ir aš tuos komiksus žiūrėjau, kaip ir minėjau, norėjau pasižiūrėti į moterų vaizdavimą lietuviškuose komiksuose. Ir šita valdovė, kuri mažai žinoma Lietuvoje, jinai dar, kaip minėjau, labai rėmė mokslą, jinai pasikvietė Buratinį ir tas Buratinis išrado tokį įdomų dalyką kaip skraidantį aparačiuką, kuris visiškai primena droną. Jisai turi sparnelius tokius, jis buvo medinis, jisai kurį laiką galėjo paskraidyti, jisai netgi ant to aparačiuko sugebėjo pririšti katiną ir paskraidino tą katiną. Ir tada pasistatė kažkokį gal didesnį, kur pats užlipo, bet jo tas skraidantis, kaip jis ten buvo pavadintas, skraidantis drakoniukas ar kažkas, aišku, žmogaus svorio jisai neišlaikė. Ir štai tokie išradimai, kurie yra tikri istoriniai faktai, pateikti per komikso mediją, mokslo komunikacijai, tai yra tiesiog tikrai labai toks mažai tirtas ir vertas dėmesio būdas. Tai nežinau dabar, kas čia mums gausis iš tų tyrimų, bet toliau nagrinėjame lygiai tą patį mes per komiksus, minėjau, pavyzdžiui, ta lyčių lygybė, moterų vaizdavimas, moterys Lietuvos visuomeniai, moksliniai išradimai ir daugybė kitų. Ir, pavyzdžiui, tą pačią galima tirti, juk
Komiksas buvo labai sumaniai naudotas ir sovietmečių. Šluota toks buvo žurnalas, kur jisai irgi yra vienas tyrimas labai geras padarytas apie karikatūrų, nes karikatūra yra labai galingas įrankis, juo gali žmogaus reputaciją labai greitai pataisyti arba sugadinti. Tai štai karikatūrų komiksų naudojimas propagandistų, kaip propagandistų vienas iš įrankių, irgi yra labai veiksmingas ir jis buvo naudojamas labai daug. Tai čia grįžtame prie tų pačių memų, kaip jais galima komunikuoti dalykus, ne šiaip komunikuoti, bet suteikiant tam tikrą vertinimą reiškiniams, siekiant tam tikro poveikio ar kažkokio kognityvinio pokyčio, pakeičiant žmogaus mąstymą, požiūrį į tam tikrus dalykus. Tai štai čia dabar vat, ir matom tą posūkį didžiulį į vizualinės komunikacijos tyrimus, vizualios kalbos tyrimus ir emocijas vizualioje informacijoje. Man atrodo, kuo sudėtingiai dalykai, tuo jie tampa paprastesni. Nes, jeigu jau prijudėjome prie aukščiausios technologijos, kokios mums pasiekiamas, įgalina mus kalbėti natūraliai ir netgi tiesiog vaizdais. Vos ne grafičiais, kur kažkur. Taip. Ar ne, tik tai, kad internete tie grafičiai paliekami. Tai čia yra labai įdomu. Tai aš dėl to ir paminėjau tą teoriją, kad mes grįžtam prie tos žodinės kultūros. Arba, na, čia galima priminti tuos senovinius piešinius olose. Visiška tiesa. Ar koks tenai buvo grafitis kažkoks, dabar neprisiminsiu, bet kažkur ar tai Jeruzalėje, ar tai kažkur grafitis, kur ten kažkas, maždaug, kad ten tas ir tas yra durnius, tiesiog užrašyta, bet labai taip kažkaip, ir dar nupiešta kažkas, ar ten ar asilas, ar kažkas, ar šuo. Tai galvoju, kaip tada žmonės prieš porą tūkstančių metų ant sienų paišė, taip dabar mes paišom. Taip. Tik šį kartą tai yra Facebooko siena, ar Instagramas. Tai va, baisiai įdomu. Aš manau, kad temos yra vertos ir tolesnių pokalbių, bet manau, kad čia yra puikia linksma nata užbaigimui apie komiksus. Tai dėkui tau, kad atėjai. Ačiū tau, kad pakvietei. Visą laiką ir iki pasimatymo. Iki.